Jo, dar kartą Aurimas alkoholikas. Taip, pradėsim nuo pradžių, kaip nusigyvenau iki alkoholizmo. Vaikystė buvo sunki, augau be tėvo, pasikorė, kai buvo metukai. Ir einu prie vaikystės dėl to, nes ten formavosi mano kaip ir asmenybė. Aš visą laiką buvau toks nekontroliuojamas vaikas. Kažkaip manęs nieks nekontroliuoja, mama nekontroliavo, aš ką norėjau, tą dariau praktiškai. Žinot, kitus vaikus ten pareik tada namo, pareik tada, manęs ne. Aš kada norėjau, tada grįžinėjau. Atsirado vaikystėje dar kai man buvo gal kokie 4 metukai, atsirado patėvis. Su jo nieko bendro kaip ir neturėjau, bet tuo labiau ir su mama vis toliau tolau mūsų tie santykiai. Kad ir kokie jie dar buvo, kažkaip iš vis aš mamos, kaip dabar suprantu, praktiškai vaikystėje užaugau kaip svečiai namuose. Aišku, sesuo dar buvo, tai visko kaltindavo mane, aš priimdavau, aš viską siurbdavau į save. Žinot, sesuo prisidirbo, ten ir močiutės pavogė pinigus, visi kaltin manim, aš prisiimu kaltį. Toks, kur tas mano buvo toks charakterio bruožas, kad aš vis labiau grimdau vaikystėje, kad ir linksmas vaikas, bet vidu jautrus, bet tuo pačiu aš grimzdau į tokį, žodžiu, saviplaką, kaip pasakyti. Kai man blogai, kai blogai jaučiuosi, tada man gerai. Sadomazochizmas toksai savotiškas. Paauglystėje, aišku, tas pervirto į savižalojimą ir taip toliau. Ten. Žinot, išgėriau pirmą kartą, taip jau rimčiau, 15 metų savo gimtadienį mokykloje. Aišku, įspūdingai, su 3 klasiokais ant mokyklos stogo įsilaužėm. Tai išgėrėm butelį, vos be nulipom, žinot. Tai nieko man iš to pirmo išgėrimo, man labai blogi prisiminimai, man buvo ir bloga, ir jokios tos euforijos, vien tik blogi prisiminimai, ten 2 dienos mirimas, žinot, ir jokio kablento alkoholio nebuvo, nieko aš ten gero nemačiau. Bet jaunystė, žinai, kvailystė prasidėjo, kaip alkobiografijai vardymų, alkoholis draugas, ar ne? Draugų buvo pas manis daug, visur buvau žvaigždė ir grupė muzikos ir, ta prasme, bardas ale. Ir žinai, rėdučiai, ir skateboardai, ir viskas aplinkui moterų pilna, paauglystė čia. Visko pilna, bet aišku, ir draugų pilna. O jie tai pagurkšnoja, ne tą alutį, ten, ir aš, tai ką tai. Visiems, manau, žinai, tenais prieš diskotekas, ten viskas ten. Tada atsirado ta euforija pajuntama, žinai. Ir taip drąsus, bet čia dar toks išlaisvėjęs visai man patiko tada jau. Tiek aš kažkaip nenusigerdavau, žinot, iki komas, dar kažką tenais kažkaip. Aišku, pykindavau tais laikais, jaunystėje. Žodžiu, taip kaip ir draugavau aš su tuo alkoholiu. Studentavimo laikais irgi tas pats galim sakyti. Šiaip galvą turėjau aš viskam, aš ten pamokų aš neruošdavau. Ką man sakydavo visi, kad aš galvą turiu ant pečių, žinai. Tai protingas tas vaikis buvau, įstojau čia į laivų jūreivystės kolegiją, čia laivų elektronikos inžinerija automatika. Kodėl aš ten įstojau? Čia jau buvo tas pirmieji mano bruožai iš to charakterio būdo, kad aš niekad savo nuomonės neturėjau. Aš visą laiką buvau priklausomas nuo kitų nuomonių. Aš savo sprendimų kažkokių nedariau individualių. Jie visi ten eina ir aš einu. Gerai. Baigiau aš tos mokslus, viskas dar gerai ir išėjau iš į darbus. O ten jau ir prasidėjo. Pirmieji tie darbai. Kaip iki šiol atsimenu, susitinku aš tos būsimus bendradarbius 6 ryto, 5 ryto, nes nuo 6 dirbam.
nuo 6 darbus, o jie jau pakeliu jau ten litrą samagoną, žinai, jau kvasinančią. Nu, galvočiau, įdomi, bet niekad ten, šiaip nepataikiau to momentu, kaip dabar galvoju, žinai, ten ir Tiuremčikai buvau, ką tik iš kalėjimo grįžę, ir Papaniatkėm, tai čiut nepriverstinai liepė gerti, tai ir pripratino manim taip pabiškai, žinai, tam darbė. Į tą spintelę, į kitą spintelę, taip į spintelę. Bet, žinot, man vis tiek patiko. Nu ką, energijos pilnus, tonas gali kilnuoti, viskas energingas, viskas puikiai. Bet žiūriu, kad aš jau namo, kai jau eiti, aš girti iš darbo grįžtu, nu, blemba, kaip čia taip išėjant, taip žmonės normaliai taip negrįžtų. Aš jau kitą kartą nebedaeinu iki namo, man reikia jau nusnausti. Kokiai pievai, žinai, nes vakarė su tikraisiais savo draugais reikia jau kultūringai ten po kelius alaus atsigerti. Jau su tais bohemais, jau kultūringai, su visais pažįstamais. Tai man jau pradėjo trūkti laiko. Aš jau iš darbo turiu nueiti, nusmigti kažkur tai, paskui jau eiti su tais atsigerti, paskui, nu, žodžiu, toks. Vat tas buvo kertinis momentas, kada man pradėjo, kaip sakant, jau priešas būti, nes aš pradėjau gurkšnot kiekvieną dieną. Aišku, jau ir finansai pradėjo kenkti, ir tam jau ne visą laiką tave vaišins, pačiam jau reikia irgi, žinai. Ir aišku, sveikato jau inkstai pradėjo kažkada skaudėti, žinai, bet, nu, ką pagalvojau, vieną kartą paskaudėjo čia. Jau patirtis ir 2 savaitės praėjus, neapskaudės, čia nesvarbu. Dirbau aš tenais, kol bankrutavo su tais pijokais. Ten virinti išmokau. Nes atvažiavo fūra, čia kaip juokinga tokia istorija, žinai, reikia pakrauti, o ne vienu suvirintojui. Visi duši nulūžėm, jeigu, žinai, tai kažką ten bandžiau suvirinti. Išmokau su kempu virinti. O toks tas mano darbas buvo. Bankrutavo tą firmą, jau į kitus darbus, bet kur nueidavau, aš jau ieškodavau, kaip čia geriančių yra, čia kaip, nes aš jau buvau pripratęs prie tokios rutinos, nu, čia kaip pietų pertraukta, jau kažkas į parduotuvę eina, į tašką jau čia. Nueini, žinai, žiūri, žmonės jau rašaliuką jau traukia ant stalo, o kitą dieną aš jau su kuprinė savo ateinu, čia savekai, viskas. Ir vat čia tuo momentu, kai taip dailiai iš to draugo, žinai, tą priešą patapo. Man priešas kaip ir gert, man toliau ir patiko, žinai, bet vat jau to laiko trūkumo kažkam, kažkokius santykius, kur dar kažką, aš jau nebeturiu laiko paprasčiausiai. Aš dirbu gerdams, paskui vilsiuosi nuo to. Ir viskas, užburtas ratas. Aišku, buvo ten kūrėme santykiai, tenais kažkokie tai, bet viskas ant alkoholių, žinai, aš nemokėjau ten nemylėti, nei ten ką, ten, kaip aš supratau, žinai, aš neatsimenu, pavyzdžiui, dažniausiai, aš neatsimenu buvusiosios, kaip aš su ją susipažinau, žinai, paskui jau žiūriu kambarį jau, žinai, tai jau gyvenam kartu, taip. O kaip susipažinau, gėda klausti, žinai, tai pasirodo autobus stoti, žinai, čia plakėme. Jo, buvau iškreipta galva tenais, apie tos santykius, aš galvojau kažką, žinai, vis tiek reikia kažką dirbti, kažką taip reikia tipo uždirbti, kažką jau, nu, žmonės taip, kuri tą gyvenimą pradėti startuoti, nu, čia karjerą kažkokią daryti, nu, čia tą pačią moterį susirasti, jau kažką ten abudu kartu gyventi, jo, aš irgi taip ėmiau su savo nesveika galva, aš irgi čia, jin matai studijas, ane, kaip pavyzdys į Šiaulius. Aš ten tiek jau meilės turėdams, mes tu čia visus darbus metų važiuoju, aš ten su ją kartu gyvensim. Aš ten susirasiu darbą, susiradau kažkokią nesąmonę darbą, visi pinigai, aišku, pragerti, neskubi namus, kol neatsigeri savo dozės ir grįžti namą, karačiui, ten, nu, tokia santykiai. Sugadinau ten gyvenimus, ten grįžau namo kaip į musę kandis. Žodžiu, ir tas tęsis, ir vieni, antri darbai buvo bandymas ir į užsienį. Mano mama jau ten su giminaičiais jau pradėjo rengti tos konsiliumus jau, kaip sakant, giminių. Mano kūmins man buvo autoritetas, nes, kaip sakau, tėvo neturėjau, tai jis man autoritetas kažkoks nuo vaikystės, jis mane viską mokino.
Nepadėjo. Ką jie man ten pasakodavo kambarį, aš kitą dieną išeidavau. Jeigu ir užrakindavau duris, ten pro langą iššokdavau. Žodžiu, nepadėjo man mamos ašaros, nieks nepadėjo. Esminiai dalykai irgi, vat, kaip dabar atsikau, kaip sakoma, ne, kada jau draugai pastebėjo, kada draugai pradėjo šalintis, atsimenu tus momentus, kai taip, kad tarp kitko jau būdavo tokie pasakymai, kad, blemba, biškai daug geri, žinai, tenais. Ar ateini, pavyzdžiui, suplanuotą balį, jau po 5 minučių tu jau visiškai nebepaeini. O tai ką tik atėjai, žinai. Nes jau esi pripratęs iš anksto apsiforminti. Tai buvo tokių dalykų, kad šalinas mane pradėjo šalintis draugai, pradėjo nebekviesti jokius balius ir viską. Aš palikau kaip ir vienas, aš radau naujų, aišku, draugų. Tie, kurie prie garažų, kurie ten tam tikrose vietose, jeigu dabar kaip Kretinga, ne, tai visas tas vietas žinomas buvo, kur galim susitikti draugų, kurie tavim labai gerai supras ir išklausys. O jeigu dar ten kokį moterį apspangusi rasti, tai iš vis puikiai, žinai, dar. Tai toks tas gyvenimas buvo. Ir man gerai buvo, aš labai padėdavau darbo biržą, nereikia dirbti namus, viens pats pinigai, kažkokie kapsi tiek užtenka gerti ir toks gyvenimas, žinai, fainai. Išvažiavau aš į užsienius, buvo paprašyta mano mamos per draugus, kad svežtų ten, daleiskim, į Švediją. Nepadėjo, nes manim išvežė kaip alkoholikas. Vis tiek ten žmonės pareina, ten konkrečiai atsigeria, žinai, ir eina mėgoti po biškių. Ne, aš vis tiek turiu, kad ir tom mažam skardinukėm, tai jau turiu 2 dėžes, kad vis tiek kažkokią formą įgaučiau. Tai ten mane ten išmetė iš darbo, davė 2 kartus per pusę metų pūsti, 2 kartus ir aišku, ir įpučiau, būtų davė kiekvieną dieną, būčiau kiekvieną dieną įpūsti, tai čia joks skirtumas, žinai. Tai, jo, čia kaip tas mano paskutinis darbas, kai ant manęs alkotesterį testuodavau, nes eidavau nuo manęs pradėdavau, žinai, jeigu nulius parodys, tai jie eisdavau keisti batareiką, nes neveikia alkotesterį, nes kada įduodavau, tada aš įpūsdavau. Ir būdavo toksai lucky, 039, žinai, o sako, vėl tau šventė, žinai. Nes ką aš tada naudojau, ką alkoholikai, ne, kaip aš išradau, kad čia yra dalinis priemonės. O, atsiskaičiuoja, ne, reikia 6 keltis, atsiskaičiuoju, vat. Nesvaru, tu nereaguoji, kad tu pats jau esi normaliai tenas išgėręs, bet tu skaičiuoji, kiek ašalinis šiaip, tai žinai, žinot, viską gerdavau, bet tai atsiskaičiuoju kaip bambalis, tai 1,5 valandos, ne, iš garos, tai atsiskaičiuoju tos valandos, tai 5 galiu išgerti. Na, aišku, tos 5 išgeri, čia viens dar 2 liko, dar 2, žinai, vis tiek. Eini į tą darbą, žinai, jau per kančią. Vat pradėjau eiti į kančią, vat per darbą. Man kažkaip atsparus organizmas būdavo, man nepykindavo. Aš eidavau, bet aš matydavau kartais, kur aš beinu šitą darbą. Žiūrėjau, kad aš sviruoju, pats su savim šnekė, žinai. Jau athodai buvo prasidėjo. Ašaros bėga pastoviai. Prasidėdavo tie drabuliai. O tada jau buvau valdovas, nes aš jau neišgėręs negalėjau nieko daryti. Negalėjau nieko bedaryti ir katastrofa. Dar tokį įdomų momentą praleidau, kad aš dar 6,5 metų buvau į Angliją išvažiavęs, ten geriausias draugas vaikystės įdarbino į virtuvę. Kilau aš ten karjeros laiptais nuo indų plovėjo iki šefo. Vėl aš ten kiekvieną vakarą žmonės parsineždavo maistą, man makaronų užtek, žinai, aš su dviem terbom, žinai, to alaus lenkiško ir gerdavau. Prisišnekėjau ten, po 6,5 metų mane išmetė iš to darbo, bet kaip ir geranoriškai, nes aš buvau paprasčiausiai prisišnekėjau. Buvau što za ją, sakau, aš su tokiais asilais nedirbsiu, po atostogų aš grįžęs, aš čia nebedirbsiu, grįžau,
ką aš ten prisišnekėjau, šef sako, nu, tu sakei, nebedirbsi. Ne, juk žinai, čia. Ne, nu, tai kraustykis. Prisižaidžiau. Tai va, iš tų vat kelionių iš Anglijos, dar be to pačiu, kad vat žmonės mes, kur išvažiuodavom, ne, į užsienės visi parsiveždavo pinigus, aš nieko neparsiveždavau. Vis galvodavau, kur aš jas padedu, žinai. Paskiau taip pradėjau atsektas dienas, galvoju, nu juk man reikia, kaip bohemai, kaip meniškam žmogui, reikia po tą Ispanijai senamiestį pasivaikščioti, nueit prie to fainą fontanėlį pasižiūrėti, pasidėti su savo mintim, aišku, ir su buteliais. Pagalvoti apie gyvenimą, žinai, nu, tokias gilias mintis, aišku, su buteliais. Na, ir vat, taip ir. Žodžiu, pakeičiau aš Anglijai tas darbus, tapau benamis, nes manim išmetė iš, aš nebeturėjau už nuomą mokėtis, nes jau reikėjo ant savęs gyventi, manim išmetė iš namų. Ir išėjau aš į gatvę gyventi, aš nežinau, nei kur eiti, sutikau, kaip aš supratau, Lenkas kažkoks irgi, nu, prie butelį susitikau, kaip gatvėje, žiūriu, einu su buteliu, nu, tai draugas. Ir viskas, nu, parodė man ten pirmas vietas, kur nakvoti, ten kokie, ten požeminiai perėjai tenais ir parodė, kur kreiptis, žinai, kur gavau tą savo mėgmaišį, ten tokius dalykus, nu, ir aš taip 2,5 metų ten Anglijoje, ten beprasmiškai klaidžiau gatvėm, valgėm iš šiukšlinių, nuo žemės, vogdavom iš Greksų tokias firmas. Iš pradžių gėdydavomos vogti, paskiau nebebūdavau, žinai, jau ten įeini, pasiėmi, jeigu stabdys, net neatsisakė, eini ir viskas, nu to valgyti reikia. Žodžiu, cigaretus nuo žemės, aišku, rinkdavom, ten, tų papiriukų prisivoks iš parduotuvės. Visas vietas žinau, mums, tam, aš buvau 3 zonoje Kingstone, tai toks Bagots rajonas, ten būdavo diskotekas labai didelis, tenais vienoje vietoje 3 vietos, mes jau hebra didžiulė tų benamių su tais Lenkais. Jau visi strategiškai, vieni prie vieno diskotekų, kiti prie, nes jie ten tie durniai esalai, tie anglai, jie nemok gerti, biškį atsigeri, žinai, ir pasidėt, žinai, ir einti. Nu, mes viską išpaukoju ir geriam. Pilna ten, vieną, kitą, viską miksuojam bilę į mumis ir dar kiek, jeigu ir kur korkė, į kuprinę dar. Ir nakčiai užteks, žodžiu. Esu buvęs prisidirbęs, kad ten kažką buvau sumiksavęs, kažkokiu, matyt, narkotiką. Aš 2 dienas bėgau nuo nematomų žmonių, tokio kažkokių 2 mane rado už konteinerių prie parduotuvės. Aš to žmogui sakau, tik neprileisk tų 2, nu, iškvietė manim. Išvežė ligoninį ten atpumpuoti. Bet man ta beprasmybė buvo, žinot, atsikeli, tam savo mėgmaišį kartonus susidedi į šalį, kad nesulytų ir eini niekur. O tai eini niekur. Dieną praleisti iki vakaro ir vėl grįžti tą savo mėgmaišį, žiemą, vasarą. Mėgodam bet kur, prie bažnyčios, vasarą, žiemą ten, kur požeminis tas stajankis. Mentai išvarydavo, ten mumis policininkai, kaip čia kultūringiau sakant. Grįžau aš į Lietuvą, žinot, kokiu būdu manęs ieškoja, čia per Facebooką visą giminę, draugai, mamą ten ieškoja. Ir aš iki šiol, iš tikrųjų, tiesą sakant, nesu paklausęs. Bet man pasamdė tą mikruškę, kur veža žmonės ir sakė, tokiai vietoje ateiti ir aš ten atėjau visus drebantis ir mane išvežė tą Lietuvą. Ir ten atsimenu, kaip keliavau, visi iš manęs ten juokėsi, ten, nu, nes aš smirdėjau žiauriai athodais ir prakaitais ir šiaip kaip bomžas, tai jis ten šalinas, tai mikruškai, bet manim parvežė Mama mane pasitiko po 2,5 metų, net nežinojo, ar gyvas ar miręs. Norėjo apkabinti, bet aš neturėjau jėgų, nes man buvo labai chujovo. Bet įsišnekėjau, pradėjau dar labiau gerti, aš tada buvau paskutinį mėnesį tau visiškai degradacijos, aš iš vis nebegalėjau pajudėti normaliai, aš iki tūlikio sunkiai bedaeidavau, man jau fiziškai suvarė, aš nebebijau mirtis, man buvo visiška katastrofa. Aš į tas pačius bambalius gerdavau lovai, į tas pačias myždavau, žodžiu.
Ir viso, aš nebijau mirtis, aš parašydavau, jausdavau, kad jau Hana, aš parašydavau ten draugui, kad davai, sakau, gal neatsikelsi iš ryto. Nes labai bijojau to epilepsijos alkoholinis. Vat kažkodėl tos bijojau. Mirtis nebijau, bet va tokį kažką ten kartyti su tumputam tai bijojau. Tada šovė man kažkokia mintis, nežinau kokia, vieną rytą begerint, blemba, ką darysiu, kad rytoj mano mama, žinai, ar močiutė mirs. Aš, blemba, aš nepajėgus būsiu nei tos laidotuvės nueiti, nei fiziškai. Kažką reikia daryti. Tai skambinau iš Viekšno. Iš Viekšno vietos kažkaip neturėjau. Jokios informacijos apie AHA grupės niekas neturėjau. Aš tik kablį radau. Sakau kablį. Reklamą. Radau 5 aukštą nepriklausomybės lygų centrą. Psichuškė, karai. Nu ir ten užsiregistravau. Ir aš tą mėnesį dar iki galo dasimūčinau, nes aš šiaip važiavau ten, nežinau iš tikrųjų ko. Nes aš iš tikrųjų, kaip dabar savo analizuojant, aš nenorėjau mest gerti. Aš iš tikrųjų nežinau, kad ten važiavau. Gal dėl to fiziškumo, kad kaip nors atpumpuotų ir viskas. Bet ten man po kelių dienų, man po to kažkokių tai, kad aš pirmą kartą per 20 metų, 2 dienas, pradėjau blaivės dienas būti kažkoks tai. Tai man patiko tas bendravimas, aš nieko neturėjau, aš pamačiau tos žmonių bendravimą, kad ne su manim, bet tarpusavį, ten kažkokie tie patys jausmų ratai, tie visi tokie dalykai, man nepažįstami, žinot, ir man patiko, žinokit, ir aš ėmiau klausytis, kiek ten galėjau, čia buvau pirmas susirinkimas, nieko nesupratau. Bet mane tas užkabliavo ta mintis, kad iš tikrųjų blaivas gali būti. Aš išbuvau 3 dieną, 4, aš ten atsikeldavau iš šito, žiūrėk, pirmą kartą rankas nedrėb, žinai, sakau. Čia man fantastika, žinai, buvo. Ir blemba, reiškia, taip gal ir eina gyventi, o kaip taip daryti, čia visur po biškį pradėjau išgirsti, pradėjau tą knygą skaityti, jau kaip 5 aukštį. Ir dar buvo toks žmogus, kuris pasidalino, žinau, ką sako, 5 procentai iš jūs čia tik tai nebegers, aš pagalvojau, matematiks logiškai aukštai baigęs, čia 5 procentai kažkokius žmonės sudaro, ne, gyvus, tai aš būsiu tas žemaitis, aš būsiu tarp tų 5 procentų ir viskas, o jūs ten, kaip jūs norite. Ir viskas, tai kažkas sudaro gyvi žmonės, tos 5 procentus. Tai kodėl ne man, žinai, spyriau. Iš 5 aukšto su labai gerom nostalgijom, tokiom intencijom iš karto paskambinau į Kretingos grupę, sakau, aš ateisiu rytoj, pasijaučiau kaip žvaigždė mane sutiks. Rytoj aš ateisiu, mane pasitinka globėjas, tiek aš buvau apsiskaitęs, tai ir nieks, ir man buvo gražiai per telefoną, tu tik sako, vaikeli, ateik. Ir gerai, aš atėjau ten, aš kaip atsimenu pirmą savo tą uždarą susirinkimą savo grupėje, tai kokias aš bėdas išpasakau, kaip 3 santykiai griuvo, ten tokius tiek. Mane greitai nusadino, tu sako, rankytis, kojytis turit, dabar blaivs ir viskas, klausykis, sėdėkis ir daryk, ką mes darom. Ir neskubėk gyventi. Ir man to užteko, tos pirmi pamokymai, žinai, kad nebūti alkanam, kad kažko užsiimti, hobį, žinai, o ko užsiimti, aš iš tikrųjų neturėjau ko užsiimti. Grįžęs namo, aš vėl tarp tų 4 sienų. Ką aš ten? Laukdavau grupės, o dieną žaidimų žaidžiau. Katiną neįsigijau, gatvėje atradau. Tas mane išmokė daug. Išmokė rūpinimas kažkuo, ko aš irgi nežinau, manau, dalykai. Kažkokia tai disciplina, kažkokia priežiūra, kažkokia artumą jaučiau, nes iš šeimos tai tik iš sesers ir buvau palaikymas, iš mamos ten, kai grįžau, atsimenu iš 5 aukšto, kur čia grįžai, žinai, maždaug. Aš vis dar galvojau, kad aš žvaigždė grįžau, žinai, blaivas. Tai tie pirmie mėnesiai mane atakavo iš tikrųjų
kaip aš vėliau įvardinau, viskas gerai programai. Kad aš alkoholiks, manim jau seniai vadinu. Tas pirmas žingsnis, aš supratau, kad aš jau esu alkoholiks, kad gyvenimą nevaldom, žinai. Aš pasižiūrėdavau savo praeitį. Kiekvienas man sprendėjo šudinin, kaip sakant. O dabar, po 20 metų, aš iš naujo gyvenu, aš nieko nežinau, nieko nemoku. Tai va, po tų, man tie įpročiai, aš pamatydavau butelį, jau grupę lankydamas, nugertą gatvėje. Man jau pati ranką eidavau link to butelį. Aš jau supratau, kad aš turiu kažką tai, kažkokius saugiklius apsibombarduoti save, žinai, kad man tai, aš įvardinau įpročiais. Pro tas pačias vietas eidavau, man vėl prisiminimai kažkokie. Aš galvodavau, kad ne, aš čia stiprus, čia tik pasakoju, taip, gazdin. Ne, kaip šiuks vis laik yra ant peties. Jūs bet kada gali atsirasti, žinai. Ir iš tikrųjų, aš nuolankiai kiekvieną dieną lankiau tas grupės, kiek neišeidavau Kretingą, atvažiuodavau į Klaipėdą, visus jubiliejus. Aš radau žmonės, kurie senbuviai, kurie mane pradėjo vežiotis po tos jubiliejus ir man patiko visur. Man patiko rasti daugiau tokių pačių žmonių, patiko susitapatinti su tom pačiom istorijom, ne vienas, žinai, vis dėlto. Labai man tas patiko, tos pačios stovyklos, viskas. Aš paprasčiausiai dariau tą, ką man sakė senbuviai, ką jie darė. Ir aš girdėjau, ką jie darė. Tai man to kažkaip ir po metų gal blaivybės, aš dar tarnavau, aš nuo pat pradžių tarnavau, irgi tas geras jausmas buvo. Dievo aš nepripažinau nuo pačių pirmų mėnesių. Man viskas, kas buvo parašyta Dievus, aš praeisdavau, užversdavau, man čia aš knygoj netgi nebematydavau to teksto, jeigu būdavo Dievas parašytas. Blokuodavau tenais. Dievo vaikai, žinai, kokie aš tavo vaikai čia, žinai, man ten. Bet, kaip sakom, Dievas kalba per žmonės, per tą tarnavimą, nežinau, mano tokia patirtis, man tai po biškį kažkaip. Ypač padėjo pakūt. Kaip ir knyga rašo arba lavėjimas, ne pamažu, arba dvasinis potyris. Man ten ir įvyko tas dvasinis potyris, toks markas. Aš 1 valandą buvau toks, aš grįžau prie laužo, per stovyklą, aš grįžau visai kitas žmogus. Tai aš grįžau čia į grupę visai kitas žmogus. Aš to nebenorėjau paleisti, nuo to laiko aš turiu, kaip aš įvardinu, draugelį. Bendražygį. Jo, po metų, kur netesiau, tai man aš pradėjau, pas manęs bangavo, tai euforija, ne, tam visoj programai, viskas, bet kartais ir dingsta man to vėl gyvenimo džiaugsmas. Ir kur tą surasti? Tai aš ieškojau dvasinio peno, bet ir kartais nerasdavau, žinai, kažkur. Aš pradėjau pamatyti, aš nesusitvarkau su tom, aš per daug žiauriai apsikraunu visko čia to, kaip visi, darbus, anetinais, moteris paieškos, nors patarinėjai, kad jokius santykius ne, bet reikėjo pačiam nusikenksminti savį ne vieną kartą, žinai, kad, žodžiu, aš susiradau globėją irgi iš pajautos, iš tikrųjų, aš labai susipatinau su to žmogum, labai mes gerai suėjome ir aš pradėjau eiti žingsnis tą programą, nes visai kitaip aš jos pamačiau, visai kitas instrukcijas, aš tas pats knygos skaitėms. Čia dabar apie tą pačią ramybės maldą gali ten valandą, žinai, žiauriai man padėjo. Pradėjau nagrinėti save, žinai, tai žingsnis. Tas 4 žingsnis. Ir aš mačiau tą veikimą, aš mačiau, kaip vienas žingsnis pereina prie kito ir aš radau tose žingsniuose, eidamas tas užduotis darydamas, kur mano tas savimeilos formavosi, kur tie mano būdų trūkumai formavosi. Man čia buvo griniausias atradimas, griniausia instrukcija. Bet ir tai, žinai,
Kiekvieną dieną visokios situacijas užpuola, žinai, bet aš jau bent jau turėjau žmogų, kuriam kiekvieną kartą galiu pasiskambinti ir ne vieną kartą iš tokių beprotiškų situacijų, kaip aš galvojau, užtenka kitas žmogus iš tikrųjų, kad įvertinti, žinai, pačiam paskui savęs juoksiam, žinai. Iš tikrųjų, man tas padėjo. O iki šiol aš stengiuosi gyventi, aš praktiškai viską keičiau savo gyvenimą, iš tikrųjų. Darbą mečiau, savo norų pirmą kartą, nes pagalvojau, kad vis dėlto noriu siekti kažko daugiau. Įsivertinau, nebenoriu būti tas ten kažkoks tai santykių aš neieškau. Patys turiu tai. Šiaip pasikliauju, iš tikrųjų atidaviau savo gyvenimą Dievo valiai, nes ką aš pagal save, žinot, aš kiekvieną dieną su juo šnekuos. Man nereikia ten vien tik vakarinis, žinai, tenais savianalizės, dar tenais ir meditacijos pokalbis su juo. Aš dienos eigoje aš daug kartų pasišneku, nes man tai padeda, žinai. Aš nesijaučiu vienišas, aš turiu pokalbį, aš turiu daug gyvenime ir padėjo momentų, kad tiksliai netgi kitas žmogus, žinai, ar pats artimiausias, ar globėjas iš tikrųjų neturi atsakymų. Tai vis dėlto malda padeda. Ir toliau tarnauju. Padedu ar kenčiančiam alkoholikui, kiek galiu dar. Ir gal tiek. 2 metai ir 20 kažkiek 6 dienos blaivas.